Labas iš Kalifornijos, noriu pasveikinti Jūs. Esame šiandieną Carmel mieste. Aš tikiuosi, kad mane galima girdėti, nes vandenynas šiandieną dramatiškas gana didelės bangos, bet labai šilta, labai gera. Mes nutarėm truputėlį atsipūsti nuo kasdienybės, nuo visų darbų ir tiesiog nuvažiuoti. Kalifornija yra labai gražus, ypatingo grožio miestelis Carmel ir mes tiesiog keletą dienų atvažiavom čia prie vandenyno pailsėti, atšvęsti mūsų gimtadienius. Ir Andželikos gimtadienis vasario 5, mano antrasis gimtadienis vasario 12 ir tuoj bus metai, kai mes šunį Leo paėmėm pas save kartu, turim prisijungę prie mūsų zoologijos sodo, kai mes vadinam. Ir taip įdomu, žinot, kad dabar yra ta data ir tas laikas, kai lygiai prieš 24 metus Lietuvoje šiuo metu, kaip aš filmuoju, papuoliau į tragišką autoavariją Vilniaus miesto centre ir greitai jau turbūt atsirasiu, buvau reanimacijos skyriuje ant gyvybės slenksčio. Kiek žinau, širdis mano buvo sustojusi net 2 kartus ir tai yra iš tikrųjų didelis stebuklas, kad esu gyva. Ačiū Dievui, ačiū Jėzui, kad Jisai grąžino mane į gyvenimą, nes 30% tik tai davė, kad išgyvensiu ir praktiškai šansų nebuvo. Bet štai, ačiū Dievui, jau 24 metai, jau gyvenu ilgiau po avarijos negu prieš avariją, man buvo 22 tada. Ir, žinot, taip įdomu, kai šiandieną man vienas dalykas priminė, kas mane labai stipriai įgalino gyventi po avarijos, kai netekau abiejų savo kojų ir mano kairioji ranka liko paralyžiuota, kai prieš mane tiesiog visas gyvenimas buvo didelė kliūtis, nes aš net neįsivaizdavau, kaip galėsiu gyventi tą gyvenimą tokioje būklėje. Ir taip įdomu, mes apsistojame privačiam viešbutyje, jisai labai seniai pastatytas namas, tas miestelis jisai yra taip, senas, sakykime, ne? Ir atnaujintas, padarytas dušo kaip kambarys, pritaikytas vežimėlėm ir labai šauni savininkė to hotelio, labai gera, bet taip gavosi, kad jie neatnešė man laiku dušo kėdės. Padarė labai platų, gražų kambarį dušų priimti, jeigu tu esi vežimėlėje, bet pamiršo atnešti dušo kėdę laiku. Ir štai ryte atsikeliam ir Andželika nuėjo į registratūrą ir nežino, kur ta kėdė, reikia dar, sako, už valandos kažkur atnešim. Ir sakau, tai ką darom? Ir man taip patiko Andželikos atsakymas, sakau, aš tokia dėkinga, kad turiu draugę, kuri yra nesustabdoma, turi tokį patį mąstymo būdą. Sako, tai ką, einam į dušą, susiradom, ten gerai buvo, kad buvo geležinė tokia kėdė, labai įdomi, senoviška tokia graži kėdė, bet jinai padaryta iš metalo ir galima buvo ją šlapinti. Tai Andželika nunešė tą kėdę į vonios kambarį, į dušą ir aš perlipu nuo savo vežimėlio į tą kėdę ir taip galėjau priimti dušą. Ir man tas, žinot, labai priminė, kaip vis dėlto yra svarbu turėti tokį mąstymo būdą, kad tiesiog būk nesustabdomas, jeigu yra kliūtis, nepasakyk savo, aš negaliu dušo priimti ir man reikia laukti visą valandą, kol man jie atveš tą dušo kėdę. Tiesiog tu matai kliūtį ir klausi savęs, kaip aš galiu įveikti tą kliūtį. Ką aš galiu padaryti, kad galėčiau įveikti tą kliūtį ir padaryti tai, ką man reikia padaryti. Ir būtent šitas toks gana kuriozinė situacija šiandieną ir priminė, žinot, kaip visus 24 metus aš toli nuėjau nuo to, kur aš buvau atsiradusi, kai aš negalėjau nieko savarankiškai padaryti
ir jau po 3 metų keliavau savarankiškai į Kaliforniją ir vėliau apsigyvenau čionai. Yra būtent toksai mąstymo būdas, kad aš neleidžiu kliūčiai mane sustabdyti. Jeigu yra kliūtis, aš nesakau, kad tai yra ženklas stop. Aš tiesiog pasakau, gerai, kaip aš tą kliūtį galiu apeiti. Man nėra ženklas stop. Man tai yra tiesiog barjeras, kurį aš turiu peršokti, kurį turiu nustumti į šalį, kažkokiu tai būdu jį įveikti tam, kad aš galėčiau eiti toliau. Tai va šitas vienas dalykas, aišku, čia vėjas truputėlį man trukdo. Šitas vienas dalykas, jisai iš tikrųjų man labai padėjo įveikti labai daug ką. Tiesiog neleisti kliūtim tavęs sustabdyti. Ar daugelis žmonių, jeigu jie žiūri į ateitį, yra nežinia, yra neaišku kokios aplinkybės, ar aplinkybės klostosi ne taip, kaip tikėjosi, ir jie bijo eiti toliau, jie bijo žengti tą žingsnį į priekį ir nori tiesiog įkvėpti ir paraginti, nebijoti, bet tikėjimu tiesiog eiti į priekį, žengti tą žingsnį ir su kliūtimis elgtis kitaip. Su kliūtimis reikia elgtis taip, kad tu jas tiesiog patrauki savo iš kelio, sugalvoti būdą, kaip jas įveikti. Ir tiek. Vietoj klausimų, ar aš galiu, aš savęs klausiu visada, kaip aš galiu tą įveikti. Ir tiek. Atrodo, gali atrodyti, kad tai yra per lengvas toksai dalykas, kaip per lengva, kad įveikti didelės kliūtis, bet iš tikrųjų tai atvėrė man plačias duris į gyvenimą po autoavarijos, nes iš pat pradžių gulėjau nieko negalėdama padaryti, nei atsikelti negalėjau, net lovoje apsiversti ant šono negalėjau savarankiškai, nei apsirengti nieko. Ir būtent su tokiu klausimu, kaip aš galiu pati savarankiškai atsisėsti, kaip aš galiu savarankiškai apsirengti, kaip aš galiu savarankiškai su viena ranka pasigaminti valgyti, kaip aš galiu keliauti į kitą pasaulio kraštą savarankiškai, kaip aš galėčiau čia apsigyventi. Viskas buvo klausimų ne ar aš galiu, bet kaip. Ir neleidžiant jokiom kliūtim tavęs sustabdyti. Tai va, tiesiog norėjau trumpai pasidalinti tokią žinutę, tikiuosi, kad ji prakalbės tau giliai ir pasakys, ką tu turi daryti. Sėkmės ir iki greito, kada darysim dar sekantį video, čia yra labai daug gražių vietų, taigi iki greito.